Ar gali būti kas įspūdingiau už miestą įsikūrusi ant uolos krašto? Sveiki atvykę į Rondą, vieną įspūdingiausių miestų visoje Ispanijoje. Papasakosiu, ką jame nuveikti. Pirma, pasivaikščioti Rondos senamiesčio gatvelėmis. Balti namai, spalvingos durys ir daugybė kavinių bei parduotuvių. Antra, nueiti į Plaza de Toros, vieną seniausių bulių kautynių arenų Ispanijoje. Arba išduosiu paslaptį, užkilti ant Hotel Katalonija Ronda stogo ir prisėdus jų rooftop bare pamatyti areną iš viršaus visiškai nemokamai bei pasimėgauti skanių gėrimų ir kalnų vaizdais. Trečias, nueiti ant Puente Nuevo, garsiojo tilto jungiančio miesto dalis virš įspūdingo tarpeklio. Iš čia atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdai, o tiltą galima apžiūrėti iš visų pusių, nes yra daug apžvalgos aikštelių. Ketvirta, nueiti į Desfiladero del Tajo ir už 5 eurus turistiniu taku nueiti iki pat tilto apačios bei pasidaryti gražių nuotraukų specialioje apžvalgos aikštelėje arba nieko nemokėti ir tiesiog nusileisti dar žemiau į apačią, kur atsiveria dar įspūdingesnis vaizdas. Tik įspėju, jog bus reikalų užlipti atgal. Penkta, nueiti į Jardines de Cuenta, kur gražūs augalai ir dar gražesni vaizdai. Jei keliausite į Ispaniją, būtinai čia užsukite ir pasidalinkite komentaruose, ar įtrauksite Rondą į savo kelionių sąrašą. Čia buvo Kornelija Buk, kviečiu mane pasekti ir pamatyti daugiau kelionių turinio.